Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien kviečiu pasiklausyti antros savo paskaitos dalies, kurią skaičiau Vytauto Didžiojo universitete, teologijos fakultete apie apreiškimo knygą. Klausimų atsakymų dalyje iš tiesų auditorijai rūpimi klausimai, kaip antai, kadagi vis dėlto įvyks apokaliptinių pranašysčių išsipildymas, ir ką reiškia skaičiai, konkrečiai skaičius 7 ir kiti klausimai. Todėl, manau, tikrai bus įdomu, ypatingai jeigu sudomino praeita laida. Jei jos nežiūrėjote, kviečiu ją peržiūrėti. Ir tada turėsite jau daugmaž pilną vaizdą. Nors tai, ką sakiau auditorijai, galiu pakartoti, kad matyčiau kokį 12 paskaitų, per kurias galėtume aptarti, kaipgi vis dėlto įminti apreiškimo knygą. Bet tai yra įvadinės mintys ir aš paliečiu, mano galva, labai svarbius aspektus, praeitą kartą apie žanrą, kurį ignoruodami tikrai neįminsime šios paslaptingos knygos, ir šį kartą apie gematriją, užšifravimo būdą, naudotą judėjų, perimtą krikščionių, beje ir anksčiau naudotą kitose tautose. Ir turėdami jau šiokius tokius tos hermeneutinius raktus, galime svarstyti apie šią knygą. Taip pat aš paliečiu vieną labai svarbų principą apskritai, kaip aiškintis biblinės pranašystės, bet taip pat ir apokaliptinės žinutes. Taigi, jei patiks, nepamirškite uždėti patiktuką ir prenumeruokite mano kanalą, judėkime drauge mūsų tikėjimo kelionėje. Taip, jeigu yra klausimų gal iki kitos temos dėl paties žanro ir modelio, ką iš principo tai yra tos apokaliptinės literatūros rūšies ir kaip ją reikėtų suprasti. Tiesiog dažnai pas mus populiarioje literatūroje yra išpopuliarėjus romanai paimti ir tam tikrai tradicijai, ypač Amerikos tam tikroj teologiniai sroviai išpopuliarėjo ir tas požiūris, kad, reiškia, gal apreiškimo knygų jis mato dabartinius laikus, atominį gal karą ar kitus dalykus ir jam sunku perpasakoti, dėl to jis pasitelkė tos simbolius ir turbūt atsimena tos žiogus su moters veidais ten ir plaukais, tai čia, sako, buvo labai panašu į malūnsparnius karinius ten ir panašiai. Tai vat, dažniausiai žmonės kažkodėl tai tokį turi supratimą, visiškai neskaitę eschatologinės literatūros, tų vaizdinių ir bando pritemti tik tai su kažkokiu mūsų aktualium 21 amžiaus kažkokiais įrengimais ar politiniais įvykiais. Tai ar yra gal kažkoks klausimas susijęs su pačiu knygos tipu, žanru ar tokiais bendrais klausimais, data ar autorystė, sakykime, iš to, kas kalbėta. Taip. Pradžioje minėjote, kad išvertėt Jono literatūrą ir padarėte išvadą, kad jisai parašė. Tai kodėl tokius argumentus ar kas jūs leidžiate? Jeigu taip pasitikėmai... Jo, galiu. Ačiū už klausimą. Nustatant autorystę paprastai yra vidiniai kriterijai ir išoriniai kriterijai teksto. Taip, išoriniai kriterijai būtų kiti ankstyvi liudijimai. Tai, sakykime, tai, kad bažnyčios tėvai, ankstyvieji bažnyčios tėvai nedvejoja, kad Jono Evangelija ir apreiškimas yra Jono.
Reiškia, jo, ir tai 2 amžius, 3 amžius, todėl tai yra tie išoriniai liudymai, ar ne? Pagaliau manuskriptuose tas prierašas, reiškia, būna, kur knygos pavadinimą žymi. Tai ankstyvieji liudymai, pavyzdžiui, tokie rimti ten tėvai kaip Origenas, ten Irenėjus, regis, jeigu neklystų, Klemensas Aleksandrietis, yra, aš atrasi tą įvadę autorystės klausimą sprendžiat, aš galėčiau atsiversti, bet ką? Ne, tai vat su Euzebiju Cezariečiumi ateina ta kita nuomonė, reiškia, tai 4 jau amžius, kad, buvo 2 Jonai. Ir, reiškia, Efeze buvo 2 Jonų kapai, ir, Jonas Apaštalas, bet taip pat ir tas kitas Jonas. Reiškia, ir remiamasi Papijo raštais, Papijo raštai yra prarasti. Ir, tik tai iš citatų yra tam tikri dalykai atstato. Palikim, dabar kol kas neikime tas visas detalės, tai yra tas išorinis kriterijus. Bet man labiausiai kaip vertėjui pradėjo, reiškia, be jokio aš atviras ir sakykime, tam, kad tai parašė ne Jonas Apaštalas. Ir tarp kitko, aš paminėjau, kad yra 4, tai vienas, kad tai būtų Jonas Apaštalas, kitas, kad tai yra kitas Jonas, dar vienas labai buvo paplitęs 20 amžiaus pradžioj aiškinimas, kad tai bus pseudonimas, taip kaip mes matėm ten, sakykime, Adomo testamentas, ar ne, ten ar Elijo apokalipsė. Paimamas žinomas pranašas ar Biblijos veikėjas. O tarp kitko, aš neėmiau Naujojo testamento, yra ir Petro apokalipsė. Ir Pauliaus apokalipsė yra. Tai reiškia, yra paimamas žinomas vardas, bet paprastai tyrėjai tai vadina pseudonimas. Tai yra pseudonimas. Autorius pasitelkia pseudonimą. Bet dar vienas pakankamai įtikinamas, reiškia, požiūris yra, kad čia buvo vienas iš Naujojo testamento pranašų, Jonas pranašas, nes yra viena eilutė, kuris sako, tai apreikšta tau ir tavo broliams pranašams. Ir gaunasi, kad Jonas, su kuriuo kalbama, yra pranašas. Ne apaštalas, o pranašas. Labai šitas man irgi antroj vietoj būtų toksai požiūris dėl autorystės. Jonas pranašas, bet ne Jonas presbiteris. Va čia aš su Euzebijum nesutikčiau, bet čia atskira diskusija. Dabar einant prie to, kas mane įtikino, kad tai galėjo būti Jonas arba žmogus, kuris labai gerai perprato Jono pasaulėvaizdį vis. Neskaitydamas Evangeliją ir skaitydamas, reiškia, apreiškimą, aš atrandu tuos pačius simbolius. Pavyzdžiui, štai Dievo avinėlis, kuris paima pasaulio nuodėmę. Dievo avinėlis yra kristologinis titulas, su kuriuo mūsų supažindino Jonas. Apaštalas Jonas. Vėlgi, tarp kitko, Jono Evangelija ne visi sutinka, kad tai apaštalo Jono rašyta. Čia dar kas. Bet, sakykime, tai yra tas pats asmuo ir man priimtina, kad tai yra Jonas Zebedėjaus sūnus, tai būna tai jisai, nors tai nieko nekeičia, tiesą sakant, jeigu tai yra ir kas nors kita. Bet, reiškia, Dievo avinėlį
mes sužinome tik per Joną. Nei vienas iš evangelistų neturi Dievo avinėlio titulo, o Jonas turi. Apreiškimo knygoje vienas ryškiausių simbolių yra avinėlis. Jis kartojamas ir štai aš pažvelgiau ir soste, reiškia, stovėjo avinėlis. Ir, reiškia, avinėlis staiga apreiškimą sujungia su evangelija. Kitas, be abejo, puota, vestuvių puota yra Jono labai ryškus motyvas Evangelijos pradžioj. Jonas Krikštytojas sako, jaunikio draugas nėra, jaunikis jis stovi šalia, reiškia. Jaunikis tas, kuris turi nuotaką. Ir štai Jonas sako, aš regėjau tą nuotaką. Aš regėjau ir gal mes paskaitysim, aš turiu čia išsivešęs tą, reiškia, vestuvių puota ir nuotaka. Tada be abejo skaičius 7. Visa Jono Evangelija yra, jos struktūra yra 7 stebuklai aprašyti. Ir tarp tų stebuklų yra aiškinimai. Jėzaus pamokymai susiję su 7 stebuklais. Apreiškime 7 eina tiesiog 7 Azijos bažnyčioms. Yra tada ten 7 Dievo dvasios prie sosto, 7 trimitai, 7 dubenys ir taip toliau. Skaičius 7, aišku, visi skaičiai yra svarbus ir mes artėjam prie skaičių. Bet šitie dalykai, kai tu juos aptinki pačiam tekste, tai čia yra vidiniai kriterijai. Tu matai tam tikrą mąstymo vėl būdą. Reiškia, ir Evangelija yra kitas žanras. Tai 2 skirtingi žanrai, o ne 2 skirtingi autoriai. Tokią aš padariau išvadą. Atėjom prie skaičių. Žinokit, labai įdomu ir štai. Gematrija. Esat susidūrę su šito žodžiu? O kabala? Kas nors žinot kabala? Kabalistinį judėjų mokymą. Viduramžiais. Jisai, gematrija, ne tai, kad atgimdė, išpopuliarino, galima būtų, pasakyti. Bet kuriuo atveju, to aš paaiškinsiu, kas yra gematrija, bet apokaliptinėje literatūroje skaičiai užima labai svarbu vaidmenį. Ir jie be abejo yra simboliniai. Ir užtat čia galim pasakyti, kad 1000-metė karalystė, kad jie viešpataus 1000 metų, tai yra, reiškia, greičiausiai tai yra simbolis. Kaip ir kiti skaičiais mes negalim taip pasitikėti, todėl kad hebrajams skaičiai šitoje tradicijoje visada turėjo simbolius, reikšmes ir taip toliau. Pavyzdžiui, 12 skaičius, ar ne? Eikim, 12. Izraelio giminių, todėl Jėzus pasišaukė 12 apaštalų. Jis irgi netgi, reiškia, Jėzaus Kristaus, sakykime, misiologinis pagrindas yra eschatologija, kas labai įdomu. Bet čia dar būtų. Ta prasme, kad 12 apaštalų turi atitikti 12 Izraelio patriarchų. Bet apreiškime mes turime ten 12 žvaigždžių vainiką, 12 žvaigždžių vainiką. Mes turime 12 000 iš kiekvienos giminės, 144 000. Mes turime 12 vartų miestų, 12 pamatų ir taip toliau. Reiškia, akivaizdu, kad tas skaičius kartojasi. Aš jau paminėjau 7. Bet, aišku, yra ir tas skaičius 666, 666. Paskaitykime. Reiškia, tas kitas žvėris liepia, kad visi maži ir dideli, turtuoliai ir beturčiai, laisvi ir vergai būtų pažymėti ženklu.
ant dešinės rankos arba ant kaktos. Na, daug kas čia vėl taip paraidžiui interpretuodami sako, nu tie čipai, reiškia ne čipsai, reiškia bus įsiūti į ranką, tu vietoj kortelės čipą ir tik nedrįsk to čipo leisti savo įsidėti, nes tai yra žvėries šitas vardo ženklas, jo vardo skaičius, o kiti negalės nei pirkti, nei parduoti. Kalbama, aišku, vėl apie labai stiprią politinę kontrolę, kuri, iš dalies mes galime autoritariniuose režimuose regėti ir šiandien, ten Putino, dabar ir Telegramą uždarė, vakar ar kada ten, reiškia, visas tas komunikacijos priemonės laisvas uždarinėjimo. Tai akivaizdus yra, šešėliai to, arba reiškiniai, kurie iš dalies atspindi tai, apie ką kalba Jonas. Ir tai, su kuo krikščionys susidurdavo jau pirmajame amžiuje Nerono ir Domiciano laikais, persekiojimų metu. Dabar taip, čia aš jums gematrija. Gematrija yra kas? Gematrija yra, reiškia, biblinio teksto aiškinimo būdas, kai žodis pakeičiamas skaičiais. Abėcėlės raidės turi skaitinį atitikmenį. Tarp kitko, hebrajiškai jie neturi 1, 2, 3. Jie taip neskaičiuoja. Hebrajai skaičiuoja kaip alef, beit, gimel ir taip toliau, ar ne? Mes sakytume A, B, C ir taip toliau, nors dažniausiai mes 1, 2, 3. Tai va pas juos alef yra 1, beit yra 2, gimel yra 3. Pirmos abėcėlės 9 raidės yra kas? Kiekviena jų turi tą atitikmenį. Nuo 10 pradeda skaičiuoti dešimtimis. Tada dar 6 gaunasi, reiškia, jau šimtais. Reiškia, raidė atitinka šimtus. Kabaloj ateina net ir 1000 skaičiavimas, grįžtama atgal. Bet tai netaip svarbu. Pavyzdys. Jis sapnavo kopėčias. Jokūbas pastatytas ant žemės. Ir kopėčios yra sulam. Sulam, ir dabar, kurių viršų siekia dangų, Dievo angelai jomis laipioja aukštyn žemyn. Sulam yra, sudėjus šitas 3 raides, mes gaunam 130. Bet 130 mes turime ir žodį Sinai. Sinajaus kalnas. Sinai ir Sulam turi tą pačią atitikmenį, todėl judėjų mokytojai, būtent mistikai, jie sakydavo, aišku, taigi Tora duota ant Sinajaus kalno yra tartum kopėčios, vedančios į dangų. Matot, 2 žodžiai, bet ryšys yra gematrijos principų. Gematrija kaip hermeneutinis metodas, aiškinimo metodas, sujungiami ir mes gauname tokį gražų paaiškinimą šiaip jau. Bet žinot ką? Jono Evangelijoje būtent į šitas kopėčias Jėzus nurodo. Kai jisai sako, pamatysite ir didesnių dalykų, Dievo angelus žengiančius, reiškia, aukštyn žemyn ant žmogaus sūnaus. Ir tai yra tokia užuomina, kad nebe Tora ir ją supranta tik tai žydai, mes jos nesuprantam, nes vieną greičiausiai mes
nesuvedam su pradžios 28:12, o pradžios 28:12. Jo, aš čia dar net turiu iš tiesų sakau jums, matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Reiškia, staiga Jėzus sako, aš daugiau nei Tora. Jisai, Jonas pasako užuomino, Jėzus daugiau nei Tora. Reiškia, dabar jau angelai, reiškia, ant Jėzaus. Jėzus yra kopėčios. Jis yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Bet jiems šitas aiškinimas pažįstamas. Tai yra tokie elementarūs aiškinimai. Tarp kitko, labai įdomu dar atradau, Pauliau, tu tikriausiai irgi negirdėjai. Mano... Žinot tą istoriją, kai Abromas vejasi karalius pagrobusius Lotą. Taip, ten skaičius yra, kuris... 318. 318, jo tarno vardas yra sutampa vienas. 10, rašau tau. Taip, Elizieras. Elizieras. Jie turėjo tradiciją, kad jis vienas buvo. Ne, ir taip. O kodėl? Tokią tradiciją turėjo? Na, dėl to vardo sutapatinimo, kad tai yra jo vardas, suma gautųsi, kad to darytų. Mažom, gematrija 318. Bet tai galėjo būti, kad po to įvykio jis tą vardą gavo čia. Įvairūs gali būti niuansai. Jo, nesvarbu. Jis galėjo vadovauti. Ne, stebuklas labai didelis. Yra viena, jeigu tu apginkluoji 318 tarnų, tik tai visada užduoda, kyla klausimas, iš kur pas Abromą buvo tiek tarnų, ir tada, klestėjimo teologijos mokytojai atsako, matot, kiek jis turėjo, reiškia, tarnų. Bet žydas žiūri tą ir sako, vaikeli, ten viskas kitaip buvo, ten buvo vienas tarnas. Dievas jiems dovanojo tokį stebuklą. Jo, pradžios knygui daug to žaismo, kadangi tenka vesti tas laideles, pastoviai žaismas. Taigi dabar eikime prie to ženklo 666, kaip jį suprato bažnyčios tėvai, nors jie pateikia įvairiausių aiškinimų. Bet Neronas Cezaris, hebrajiškai, Neron Keser, yra suma skaičiai 666. Neronas Cezaris yra 666. Ir šiaip labai tikėtina, kad turimas omeny Neronas. Bet žiūrėkit, Sibilės orakulai taip pat yra sukrikščionintas tekstas. Žydų krikščionių Sibilės orakulai turi gematrijos pavyzdį. 4 balsės ir 2 priebalsės jame yra 2 kartus paskelbtos. Įvardinsiu visą sumą. 8 vienetai ir tiek pat dešimčių. O dar 800 atskleis jo vardą žmonėms žingeidiems. Ir tuomet įžvelgsi supratimu savo, kad Kristus yra nemirtingojo aukščiausiojo Dievo sūnus. Taigi koks? Mes jau žinome žvėries vardo skaičių. Žvėries vardo skaičius yra 666. O koks yra Kristaus nemirtingo aukščiausiojo Dievo sūnaus skaičius? Teisingai. Jėzus graikiškais rašmenimis, ar ne? Štai skaičius yra 888. Bet paminėsiu, kad gematrija nėra grinai hebrajų išmislas. 7 regis amžiui, man reikėtų kažkur aš pasirašęs, bet tai istorinės detalės nieko nepakeis, buvo tas Sargonas II. Sargonas II yra 7, jis buvo naujos
Asirijos imperijos valdovas ir jisai liepė pastatyti didelę gynybinę sieną, kurios ilgis atitiktų jo vardo skaičių. Taigi gematrija ateina iš pagoniškų tautų, ji prigyja Izraelyje ir jinai tampa apokaliptinių tekstų dalimi. Ir Jonas tiesiog, jisai ją vartoja. Jie vartoja šitą skaičių, reiškia, tam, kad ir užšifruotų, reiškia, tą Neroną, nes galbūt jį tiesiai įvardinti taip kaip ir Roma. Roma nėra įvardinta nei kartų, bet, reiškia, didžioji kekšė ir yra Roma. Reiškia, visų šlykštybių motina. Didžioji kekšė, kurią angelas parodo jo. Jinai nėra nei karto įvardinta. Pats miestas, kaip ir Neronas, nėra įvardintas. Bet tai yra tos, sakykime, tamsos viešpatystės, kurios pirmajame amžiuje labai aiškiai kovoja su šviesos karalystė, kurią bažnyčia atstovauja ir kurią plečia skelbdama Evangeliją. Dėl skaičių ir raidžių čia reiktų pasakyti, kad kadangi mes esam tikrai įpratę naudoti arabiškus skaitmenis ir turim nulį, atsirado visai kitas būdas užrašyti skaitmenis, o tai, kad rašyti juos iš esmės kaip sumą atskirų skaitmenų, ar romėniškai skaitmenim, ar kitom kalbom, tai tiesiog buvo vienintelis būdas tą užrašyti, kito net nelabai ir buvo, nes nulio išradimas yra labai unikalus dalykas, kada buvo galima jau rašyti šiek tiek kitaip. Tai natūralu, kad visada buvo rašomi per raidžių sumą vienokiu ar kitokiu būdu, o jau vėliau iš to galima suprasti, kad kiekvienos raidės natūraliai kiekvienam gyventojui reiškia ir skaitmenį, ir atvirkščiai, ir iš to kildavo įvairios asociacijos. Šiandien kartais, mes Lietuvoje neturim tos mados, bet ypač Amerikoje ir kažkur būna, kad lengviau įsiminti telefono numerį, būna kartais pasakyta žinutė ir dabar mes to neturim, bet ant mygtukinių būdavo ten atitikdavo irgi tam tikrą raidelę, tos 3 raidelės vieną skaitmenį, kad lengviau įsiminti, tai irgi tam tikras žaismas ir šiais laikais vykdavo, bet tais laikais buvo ypatingai susieta, nes tiesiog skaičius užrašydavo visai kitaip, negu šiandien mėgaujamės mes 10-tainė sistema. Jo, bet kad paimti dabar į tekstą, perkelti tas paralelės, sakykime, tai yra, tikrai toks išradimas įdomus. Aišku, kabala, tai mano manimu, yra kraštutinumas ir, ta praktika, nueina į kraštutinumus, kai visur praktiškai kiekvienas hebrajiškas žodis yra išrašomas, tada žodžių grupės, kurios atitinka tą patį skaičių, tada nagrinėjamos ištraukos, kurios, reiškia, turi tos žodžius ir tada gimsta nauja interpretacija. Bet šiaip, hebrajiškam mąstymui tai labai būdinga. Tai labai būdinga. Ir čia kartais mums koja kiša iš tiesų nesupratimas, kaip jie mąsto. Ir aš dar Paulių versdamas tuo susidūriau. Pavyzdžiui, Paulius rašo, juos lydėjusi uola. Mozės kartą lydėjo uola. Ir tu tą skaitai ir, kol neverti, tai atrodo, kažkas, bet kai reikia suprast, palauk, apie ką čia kalba eina, kokia uola lydėjo Izraelį. Supranti, kad Senajame testamente Mozės, reiškia, Toroje nėra jokios lydėjusios uolos. Tiesiog. Nėra jokios uolos lydėjusios, o, reiškia, Pauliui tai yra, kaip savaime suprantamas dalykas. Jis tiesiog pasako ir jis prie to net nesustoja, jis kalba toliau. Reiškia, mano mintis tokia,
kiek judaistinis paveldas, o tai buvo būtent midrašų pagalba išaiškintos jau Senojo testamento vietos, naratyvai, kuriems suteikiamas tam tikras, hermeneutinis, reiškia, rezultatas, išaiškinta, kad kadangi dukart minėta uola ten ir ten, reiškia, ta uola ėjo draugė su jais. Ir mes sakom, čia nesąmonė, kad uola galėjo eiti, bet o jie atsakytų, o kokia sąmonė, kad ėjo ugnies stulpas. Jeigu ugnies stulpas ėjo, tai ir uola galėjo eiti. Kitaip jie masto, jie kitaip masto. Ar aš jūsų neišgazdinau daug? Bet žinokit, čia yra, čia mes įbrendami tuos vandenis, kur galim taip įvardinti, tai yra nepažįstama teritorija. Mes labai mažai žinom. Užtat reikia labai nuolankiai. Ir kai kažkas, visai neseniai, tarp kitko, girdėjau tokį. Ir kadangi tai girdžiu ne pirmą kartą, ir man taip sako, bet taigi čia vadinasi apreiškimas, ar ne? Ne, suprask, ne uždengimas, o apreiškimas, atidengimas. Suprask, viskas aišku. Tai iš to, ką mes jau aptarėm, man regis, yra pakankamai pagrindo sakyti, kad slėpinys ant slėpinio ir tai tiesiog nesąmonė. Sakyti, kad apreiškimas yra aiškus. Tai tiesiog klišė. Tai tiesiog fundamentalistinė tokia pasididžiavimo, nežinau, proga pasakyti, taigi apokalipsė tai yra apreiškimas, bet taip Jėzaus Kristaus apreiškimas duotas Jonui, kuris seka jį perteikiamos tos apokaliptinės literatūros instrumentais, tuo būdu. Ir todėl mes stovim prieš labai gilią paslaptį, neišsemtą slėpinį. Dar vieną dalyką, tik tai jau gal baigdamas, aš norėčiau paminėti, galėsim dar padiskutuoti įvairiais klausimais, bet kad apskritai tiek Senojo testamento pranašystės, tiek ir šitos, kurios kalba apie tai, kas bus, reiškia, nėra tiesė. Tai nėra, reiškia, taip, kad taškas A yra paskelbiama pranašystė ir taškas B, kai ta pranašystė išsipildo. Ir toks linijinis aiškinimas, mano galva, yra primityvus ir netitinka, reiškia, pranašystės paskirties kaip tokios. Ir apokaliptinės pranašystės taip pat. Kur kas priimtinesnis yra toks pranašystės gyvavimo ciklas. Taškas A, kai jinai nuskamba, reiškia, ir jinai eina spirale, reiškia, ne linijiniu būdu, o vėl sugrįžtama prie to paties taško apsukus ratą, istorinį ratą. Ir jinai išsipildo. Išsipildo iš dalies, galbūt didesnė proporcija. Kiekvieną kartą, kai sugrįžta. O tai reiškia, kad praktiškai apokalipsė vyksta kiekvienoj kartoj, tik tai savų saiku ir tam tikroj, sakykime, geografiniai lokacijai. 20 amžiaus vidurys, be abejo, kad tai yra, Izraelio apokalipsė. Aiškiai tas. Bet negalutinė.
nes istorija tęsiasi, bet nematyti to, kad išsipildo tam tikri, tie nedorybės ir naikinimo, nežinau kas, reiškiniai, negali to atsisakyti. Todėl natūralu, kad ir istoriniai kai kurie asmenys yra, tapatinami, pavyzdžiui, su tuo žvėrim ar antikristu. Reiškia, todėl, kad jie turi jau bruožų, bet tai nėra galutinis antikristas. Tai tam tikrą prasme reikėtų, galbūt kas esat skaitę, pastudijuoti Nerono gyvenimą. Aš esu filmą, pamenu, matęs apie Neroną, kai pakraupau, pamatęs tokį tą Romos imperatorių. Reiškia, koks jisai netikęs, koks jisai iškrypęs, sakytume. Bet tai Neronas savyje turi tą žvėries natūrą, kurią istorijos bėgyje turi ir kiti politiniai, imperiniai veikėjai. Tų imperijų, kurie su nieko nesiskaito ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad šitas kelias mums padeda, nes kitu atveju, jeigu mes laukiam to vienkartinio išsipildymo, mes sakom, tai kam čia, prie ko čia mes ir taip toliau, arba čia tik mes, čia tik dabar pas mus išsipildys ir viskas, tai štai kokie mes reikšmingi. Bet kai pradedam taip žiūrėti, kaip į ciklinį tokį procesą, tai tos pranašystės jos visada gyvos ir jos visada gali mus pamokyti. Laikas akivaizdžiai mums eina į pabaigą, vis tiek gal aš turit kokį klausimą visiems išgirsti, paskui galėsim padiskutuoti ir pasilikti šiek tiek į gretimą kavinę, visus kviečiam, kas turėsit laiko padiskutuoti ir atvirai prie stalo, prie kavos arbatos. Taip. Buvo minėtas skaičius 7 keletą kartų. Kur link jis veda? Su skaičiais mes čia turime tą 8 skaičių. Skaičius 8, yra vėlgi ta, ar ne, begalybė, ar ne? Jeigu jį aštuntuką čia tik pas mus. Ne, tai nieks ne. Tai reiškia, teologai dažnai, biblistai, reiškia, skaičiams 8, tai šitam suteikia tą tokį, tobulumo, reiškia, reikšmė, ne, 8 yra kaip tobulumo, o 666 yra būtent kaip trūkumo skaičius. O skaičius 7 yra, man regis, jis, reiškia, su šventumu turi tokias konotacijas, 7 šventumo, reikšminės konotacijos. Bet vėl gali skirtis. Priskiriama taip pat ir kaip tokia, reiškia, užbaigtumo kažkokio, man atrodo, reikšmė dar yra, reiškia. Bet mums netgi ne tai svarbu. Mums svarbu suprast, kad jiems, šiuo atveju Jonui, tai buvo labai reikšminga. Skaičius 7 be abejo yra 6 sukūrimo dienos ir 7 yra šabas. Dievas ilsisi po visų savo darbų. Iš čia yra Toros įsakymas švęsti šabą. Reiškia. Ir Jonui tas 7 yra labai reikšmingas. Mes jo nebesuprantam. Mums tie skaičiai gali visi vienodi būti. Ir 6, ir 7, ir 8 ir taip toliau. Bet jie mato tame reikšmės, kurių mes nematom.
Tai va tai yra svarbu ir todėl, va, kai tu skaitai ir jis atsikartoja, tu nebegali to ignoruoti, sakyti, kad tai nereikšminga, tai labai reikšminga. Bet dabar mums bandyti sakyti, kad šitas skaičius reiškia tik tai, nemanau, kad mes netgi tą Joną suprasim. Mes matot, kaip yra, reiškia, bet vertėjas, reiškia, turi tą graikišką kalbą išversti į lietuvių kalbą. Mes visi turim aną kultūrą pervesti į savo kultūrą, atrasti atitikmenis. Jeigu mes versim pažodžiui, tai yra išraunam iš anos kultūros kažką ir sakom, ir mes įtvirtinam tai savo kultūroje, mes iš vis neverčiam, mes nesiaiškinam. Nes kultūra irgi yra simboliai, skaičiai ir raidės. Na, paprastai sako, tai yra kultūriniai tekstai. Na va. Ir semiotika yra iš vis naujas mokslas. Ir ženklų, rašmenų ir kitų ženklų mokslas. Tai va, tai aš daugiau sakyčiau, kad mums netaip svarbu, sakyti, vat, ką tas 7 skaičius reiškia, bet kai matai, kad tai yra 7, per 7 dienas viskas sukurta. Per 7 ten dubenis rūstybės išsipildo Dievo rūstybė. Reiškia, ir panašiai, tai yra tam tikras užbaigtumo ir šventumo ženklas, tas 7. Tiek mums svarbu skaitant, reiškia, tarsi į pirmąjį skaitytoją ateinant. Va taip, pirmasis skaitytojas galėjo priimti. Bet dabar ką tai reiškia žmonėms, kurie nieko negirdėję? Reiškia, čia yra kur kas sudėtingesnis klausimas. Ir aš manau, jeigu mums pavyktų kaip krikščionim į jį atsakyti, mes susišnekėtume su nekrikščionimis mūsų tautiečiais ir apskritai žmonėm, kurie labai skeptiškai vertina bažnyčią ir tai, kuo mes tikim ir panašiai. Ir va čia yra tas iššūkis mums. Evangeliją įkūnyti savo kultūroje ir ją paskelbti savo laikmečių, taip, kaip jie tai padarė. Jie tai padarė, o mums sekasi tik iš dalies. Toks. Dar vienam klausimui duosim galimybę. Aš norėčiau pasiteirauti apie tą, sakant, Jono apreiškimą. Ten vis tik daug yra pranašaujama apie ateitį, apie tos paskutinius laikus, tai gal kaip trumpai, kas čia mūsų laukia? Jo, aš reiškia atvirai sakau, kad man ciklinis aiškinimas yra pats primtiniausias. Jį patvirtina ir apaštalai kitose vietose. Nes jau Petras, skelbdamas tą pirmą sekminių pamokslą, jis cituoja Joelio pranašystę, kad jis sako, dabar išsipildė tai, ką pranašas Joelis kalbėjo. Paskutinėmis dienomis aš išliesiu savosios dvasios. Ir jūsų sūnus pranašaus, ir jūsų dukteris, ir taip toliau. Ne? Jis sako, pranašas išsipildė, pranašo žodžiai, paskutinėmis dienomis. Palaukit, tai buvo prieš 2000 metų, beveik prieš 2000 metų, ir paskutinės dienos jau prasidėjo. Tai reiškia, kad nuo jų laikų iki mūsų laikų apokalipsė vyksta. Mums nereikia sakyti, jinai vyks. Jinai vyksta, jinai atsikartoja, jinai vyksta. O kokie jos ženklai, va čia yra taip. Kaip atrodo nedorybė, mums labai svarbu suprasti. Ir tada labai svarbu padaryti sprendimą. Aš branginsiu tiesą.
Va, tiesa verta, kad už ją pastovėtų. Ne? Sovietmečių, sakykime, na, aš manau, tie rezistentai, tie tremtiniai, reiškia, jie ėjo Kristaus pėdom. Jie buvo tie apokaliptiniai žmonės, kai jie stovėjo. Jie buvo tie, atsisakė priimti žvėries ženklą. O kolaborantai, dėja, na, nebuvo tais šventaisiais. Bet tik iš dalies, aš nesakau, kad čia jau, reiškia, buvo ta galutinė apokalipsė. Reiškia, bet tą mes galime matyti per žmonijos istoriją. tą galime mes šiuo metu matyti, ar ne? Tas pats, klausimas juokingas, bet, reiškia, jis visai nejuokingas, ar ne? Kieno Krymas? Ne? Reiškia, jisai veda žmogų prie pasirinkimo. Ar aš stovėsiu realybėje ir įvardinsiu reiškinius tikraisiais vardais, ar aš dėl savo naudos arba gelbėdamas savo kailį, karjerą ir panašiai, perimsiu naratyvus. Nekalbant jau dėl naudos, kad man kažkas moka, aš perimu naratyvą, kurio pats netikiu, bet kadangi man tai naudinga, aš jį skleidžiu. Tai va čia yra tie, reiškia, nedorėliai. Ne, ta kekšė, sakykime, ką jinai daro, ta kekšė. Pabrėžiamas jos turtas, jos įtaka ir su ją kekšavo pasaulio karaliai. Reiškia, bet kekšė girta taip pat ir nuo šventųjų kraujo. Jinai apgirtusi nuo šventųjų kraujo. Reiškia, yra taip, tie žmonės, kurie myli tiesą, brangina tiesą, jie kenčia nuo nedorybės, kuriai duota valdžia. Iki laiko, kaip tai, reiškia, Babeliai. Ir todėl sako, džiūgaukite dangus ir žemę, štai atėjo Babelės teismas. Bet Babelė teisima per istoriją ne vieną kartą. Va toks man aiškinimas priimtinas. Ir jinai, aš viliuosi, bus teisiama ir mes ją išvysim, kai grius Putino režimas, kai grius trumpizmas, kaip JAV demokratijos greunanti jėga, kai nedorybė yra, reiškia, apšviečiama, jos esmė. Bet tu matai šalia žmonės ir įtakas, didelės įtakingi žmonės, jie meluoja, jie reiškia dėl savo naudos. Va čia man pildosi ne tik apokalipsė, pildosi apskritai visa Evangelija, visas Naujasis testamentas. Ir pavyzdžiui, Jonos laiškuose jis sako, nėra didesnio man džiaugsmo, nei regėti savo vaikus vaikščiojančius tiesoje, arba gyvenančius tiesoje. Tai va čia man regis yra pranašesnis kelias, nei ieškoti kažkokių ten, sakykime, kataklizmų ir susijęti ten. Nes jie vyksta, tie, sakykime, žemės drebėjimai vyksta, karai vyksta, ten marės, kitokios lygos, COVID mes turėjom, jos ateina kitais pavydalais, bet aš visgi manau, kad tas dvasinis turinys, jis liečia moralę, mūsų vidinius apsisprendimus ir va čia yra tie labai svarbus. Dėl to ir parašyta šiaip apokalipsė. Apokalipsė parašyta, kad sustiprintų tuos, kuriems labai sunku, kai jie laikosi tiesos. Jinai jiems yra skirta visų pirma. Yra tie užšifravimai, bet iš tiesų yra sakoma, jūs, ne veltui. Tarp kitko, aš ten skaičiau tą, o dabar prisiminiau, ko aš ten peršokau kažkaip tai, kai sakiau, atkreipkim dėmesį į žodžius, kiek laiko dar Viešpatie nebus atstatyta Jeruzalė, o Apreiškimo knygoje tas pats
Klausimas, kiek laiko jau skamba iš kankinių nužudytų sielų, kurios yra po Dievo sostu, tai irgi labai įdomi vieta, jie yra arčiausiai Dievo. Jie yra patys arčiausiai Dievo, tie, kurie yra nužudyti, dėl to, kad jie pamilo tiesą ir laikėsi Kristus. Ir ten tas pats klausimas, kiek dar ilgai tu nekeršysi? Ir atsakymas yra toks, palūkėkit, dar palaukit, turi eiti visas skaičius, dar prie jūsų prisijungs kiti, kurie bus nužudyti lygiai taip pat. Reiškia, tai va čia tiems kankiniams yra sustiprinimas. Čia mums yra sustiprinimas, jeigu mes pasirenkame tiesos kelią.